Sunki labai tema, tiesą pasakius. Praeitą iš tikrųjų savaitę bandžiau užlipti ant svarstyklių, o svarstyklės rodo error. Ausbaus ir į kelnes įsimaus. Ne, netinka, šitaip negaliu taip sakyti. Atsiprašau, čia ilgi laida. Kas sakė, kad yra lengva iš tikrųjų skaityti žinutę? Kazlų Rūdos karjeros centras. Darei video apie skirtingus darbus. Ar buvo toks darbas, kur pagalvojai, kad norėtum pradėti dirbti? Ar buvo toks darbas? Taip, buvo. Man labai patinka, kai yra labai daug veiksmo. Tai kaip pavyzdys, imkime policijos pareigūnai. Kol aš filmavausi, man reikėjo ten ir gaudyti nusikaltelius, važiuoti su sraigtasparniais, skristi ir taip toliau. Tai ta diena buvo labai įdomi ir pamačiau tą visą virtuvę, kur dažniausiai nematai. Man va tokios profesijos labai patinka, kai reikia fizinės jėgos, daug visko veikti, sportuoti ir padėti tėvyniai. Direktorius Rietavas. Prie automobilio vadaiva. Matau, kad užsuki į Moną Torgų. Moną Torgų. Žemaitis, supratau. A gali padėti sugalvot Moną Torgaus šūkį. Taip, žemaitiškai, palauk. Ausbaus ir į kelnes įsimaus. Ne, netinka, šitaip negaliu taip sakyti. Atsiprašau, čia ilgi laida. Ne, šitai nesakykim. Kaip atsirenki, kokį challenge daryti, o kokio ne? Labai paprastai. Turiu labai didelį doksą užsivedęs idėjų. Tenai rašau, kurias ir noriu daryti, kurių ir nenoriu daryti. Ir tada galiausiai aš kažkurią dieną prieinu ir išsibraukau arba pasitvirtinu, kad šitas darysim. Jei būtų juoko challenge olimpinės, iš ko nesijuokti tau reikėtų daugiausiai pastangų? Iš kitų nesėkmių, kad ir kaip blogai tai skamba, ir iš kitų juoko. Nu tikrai visiems yra juokinga, kai ten šitie videkai yra visokie failai ir taip toliau, kur kažkas paslysta, ar dar eina ir atsitrenkia. Pasimetusi 1, 2, 3. Tokia emo mergina, kur kai man buvo gal 8 klasėje aš buvau, tai aš irgi buvau emo. Vaikščiodavau labai panašiai, čia tiesindavau savo plaukus, turėjau tokius su grandinėm. Labai juokingas etapas buvo. Tiek daug skirtingų projektų, kaip neišsibarstai. Kaip neišsibarstau, kartais būna sunku. Va taip aš atsakysiu. Tiesą pasakius, tai taip, būna kartais sunkoka susikaupti ir nepasimest, nepamest savęs, nes tikrai būna momentų, kada nieko nebenori daryti ir taip toliau. Bet mane kažkaip veža visą laiką, nuo kada aš pradėjau, kad aš noriu suteikti džiaugsmą, kažkiek šypsenų žmonėm. Tai jeigu mano videkai, mano turinys bent kažkiek pagerina kažkieno gyvenimą, tai man iš tikrųjų tai yra didžiausias atlyginimas už tai, ką aš darau. Vladas 1937. Tikriausiai čia kaip aš darydavau seniau, Antanas 1999 savo gimimo metus užsirašydavau. Man 86 metai, mačiau video su močiute tavo, daili mergina, perduok linkėjimus. Mano močiutė tikrai bus patenkinta, aš parašysiu, perduosiu. Daug turuoji su savo grupe. Kokioje keiščiausioje scenoje esi grojęs? Ant kilimo. Neminėsiu miesto nieko, nei klubo. Ten buvo toksai, nu sakykim, mini klubelis, barelis. Mes atvykstam ir ten nėra savininkų, nėra garsisto, nieko. Mes ateinam, sako, tai jūs patys čia susijungit. Aš nežinau, kaip tos laidus ten junginėti ir taip toliau. Nu, mes nežinom, čia tararam, atveda žmogų, kuris mums ten sujungia tos laidus ir visą kitą mikrofonus. Nu ir tada, kur mes dainuosim? Sako, tai va čia jūs kampe. Aš taip pažiūriu į šitą kampą. Ten yra 2 tokios kolonėlės padėtos ir kilimas. Tiesiog kilimas, toks mažytis kilimas. Ir dar juokingiausia, kad į visą koncertą atėjo 10 žmonių. Ir mes taip žiūrim, padarysim privatų vakarėlį, tai tiesiog 10 žmonių aplink tą kilimą susisukę, mes ant to kilimo susispaudę ir atkoncertavom valandą laiko. Kaučeris Antanas. O, dar vienas Antanas. Pirmose video buvo daug sporto, o dabar daug greito maisto restorano promo. Dar padarai mešką ar jau tik burgerius valgai? Kas sakė, kad yra lengva iš tikrųjų skaityti žinutės? Ar padarau mešką? Ne, nepadarau.
apsiverksiu. Sunki labai tema, tiesą pasakius. Praeitą iš tikrųjų savaitę bandžiau užlipti ant svarstyklių, o svarstyklės rodo error. Aš labai tikiuosi, kad dėl baterijų ir reikėjo tiesiog jas pakeisti. Vladas 1937 nepasiduoda, dėdukas. Jo, nepasiduoda. Vėl dėl močiutės rašau. Gal galima jos numeriuką? Ar galima numeriuką močiutės? Tikrai ne. Mano močiutė laiminga su mano seneliu. Video su Maibachu. Kodėl? Kas čia per klausimą? Kodėl? Ką žinau, kodėl tuo metu man atrodė labai fainas projekčiukas. Kažką padaryti, nes jis tuo metu tenai geria aliejų ir taip toliau, aš galvoju, okei, bus faina paprikolinti ir kartu kažką padaryti. Kai susitikom, žmogus labai normalus ir visa kita, tai kodėl? Nežinau kodėl. Viename interviu sakei, kad daug laiko užtrunka, kol surandi, kokią muziką naudoti vaizdo įrašuose. Pagal kokius kriterijus renki muziką? Nuotaika. Jeigu ten yra liūdna scena, arba kažkokį, nežinau, ten šnekėsiu. Nesuvalgiau šitų dribsnių, o jie dabar pienas, dribsniai, sugižo. Belė ką pasakiau, bet jeigu uždėsit liūdną muziką, tai atrodys, kad liūdna. Jeigu tenai bėgios ir taip toliau ir, nežinau, darysi kažkokį iššūkį ir uždėsi funky muziką, tada visas video linksmesnis atrodys. Tai viskas yra pagal nuotaiką. Turim beveik važiuojantį golfą ir kamerą. Pasiūlyk idėją vidosikui. Tuoj sugalvosiu kažkokį tai. Gerai, beveik važiuojantį golfą. Padaryti rampą ir šokti. Ką turiu omeny padaryti rampą ir šokti, tai aš pats šitą norėjau padaryti ir vis dar galvoju padaryti. Noriu nupirkti seną automobilį, padaryti, normalią rampą. Aišku, kažkokiu būdu ten reikėtų biški, kad viskas saugiau būtų, bet įsibėgėt, šokti nuo tos rampos ir tada su to automobiliu, aišku, visas subirės ir taip toliau, tai reikia kažkaip, kad aš pats saugus būčiau tame automobilyje, kai ten viskas susidaužys, bet labai turėtų būti įdomus tas momentas, kai žiūrėdavai per filmus, kaip ten įsibėgė ir per rampą šoka, tai noriu šitą pats padaryti. Galbūt to mane aplenksi ir greičiau padarysi, nežinau. Pigus rūbai iš Čekijos. Jei turi gerų rūbų, parašyk. Man patinka tavo stiliukas, iš kur semiesi įkvėpimo rūbams. O dieve, aš... Stiliuje tai man nėra labai gerai, man iš tikrųjų labai reikėtų žmogaus, kuris supranta stiliuje, nes aš šiaip vaikštau dažniausiai su paprastom maikėm ir šortais arba plavkėm, nes labai patogu. Kai reikia kažkur išeiti, tai užsidedu marškinukus ir šortukus. Irgi, vėlgi tas pats džinsiniai, žinai, šortukai arba kelnės džinsai ir marškiniai, viskas, pas mane nieko daugiau nėra. Vladas 1937, jisai nepasiduoda vis tiek. Labas dar kart, nelabas. Gal gali močiutei šitą nuotrauką perduoti? Negaliu. Jeigu nori, tegu man parašo. Nenori. Atsikabink, Vladai.